Šiandien tęsime nacionalinio gaminio rinkimus ir pristatysime dar vieną produktą. Taigi produktas, kurį šį vakar matysite, bendrovės Biok veido priežiūros kosmetikos linija moterims Rasa brandžiai odai. Labas vakaras visų pirma gerbėmi komisijos nariai, labas vakaras Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Atstovaujame Biok laboratoriją, didžiausią ir seniausią kosmetikos gamintoją Lietuvoje. Šį vakarą pristatysime Rasos veido priežiūros priemonių grupę, liniją brandžiai odai, kurią sudaro viso 4 produktai. Tai yra naktinis kremas, dieninis kremas, specialus kremas paakiams ir serumas nuo raukšlių. Galbūt trumpai papasakosiu apie pačią produkto sudėtį, kuo jinai yra išskirtinė. Šiam produktui naudojame 3 pagrindinius komponentus, kurie taip darbščiai ir dirba tą darbą. Tai pirmiausia būtų matriksilas, kuris pasižymi regeneraciniam savybėm odos, paskui nektapiur ekstraktas, kuris yra iš tikrųjų viena iš tokių naujovių tiek stangrinančių, tiek drekinančių, tiek maitinančių odą, bet ir pasižyminčių antioksidaciniam savybėm. Na ir klasika tapusi jau dabar hialurono rūgštis, kur yra ypatingai stiprus drėkiklis. Tačiau produktuose taip pat yra gausu įvairiausių aliejų bei provitaminų kompleksų, kurie dar labiau pratirpina šios produktus. Kas liečia bendrai išskirtinumą, paminėsiu tiek, kad apskritai Lietuvoje daugiau niekas tokio tipo produktų negamina. Esam bene vieninteliai gamintojai ir, kaip ten bebūtų, kuriam didžiausią pridėtinę vertę Lietuvoje. Tai reiškia, sukuriam ir darbo vietas, ir sumokam daugiausiai mokesčių, lyginant su analogiškais, užsienietiškais produktais tokio tipo. Ir aš taip pat negaliu nepaminėti to, kad šie produktai buvo pristatyti rinkai praeitų metų rugsėjo pabaigoje, arba tiksliau spalio mėnesį. Ir per 3 mėnesius buvimo rinkai jie spėjo patekti į brandžioms moterims skirtų veido priežiūros priemonių top 5, kas iš tikrųjų yra fantastiškas rezultatas, dėl to, kad pasiekti per 3 mėnesius to, ką kiti sugeba padaryti per metus, yra iš tikrųjų labai, labai daug. Man smalsu paklausti, kodėl savo reklamos veidų pasirinkote ne kokią žvaigždę, bet niekam nežinoma, nepažįstama moterį, pedagogę, o tuo tarpu dizainą pakuotės kūrė žymus dizaineris Juozas Statkevičius. Paprastai būna atvirkščiai, visi stengiasi žvaigždę pritraukti, kad būtų reklamos veidas. Na, šiuo atveju turbūt mes išlaikome tą liniją, kad esame labai nuoširdus kaip gamintojai, kaip įmonės darbuotojai. Ir savo reklamos veidą norėjome pasirinkti žmogų, kuris iš tikrųjų naudoja tą kosmetiką ir yra patenkintas. Turiu klausimą. Tarkim, išėjau vieną dieną pirkti dovanos žmonos gimtadieniui. Susižavėjau Statkevičiaus dizainu. Įsigijau šitą maišelį. Pareinu, šviečiantis visas. Bet žinau, kad žmona laukia ką nors panašaus, Le Prairie ar ko nors panašaus. Ir jį pamačiusi šitą, pasižiūrėjusi, man praneša, aha, tu kaip ir visi vyrai nieko ne apie kremus, ne apie kosmetiką apskritai neišmanai. Panelė Ieva, raskit man 2-3 sakinius, kaip aš galėčiau apsiginti tokioj situacijai. Taip, visų pirma, manau, jūsų žmona taip pat puikiai žinos, dėl to, kad už tą argumentą mūsų įmonės produkcija yra labai vertinama. Tai yra tai, kad mes kuriam gaminius pritaikytus skirtus Lietuvos žmonėms. Mes atliekame ilgiausius tyrimus, kurie trunka nuo pusės metų iki 2 metų būtent su lietuvių žmonėm, tam, kad pasiūlyti produktą, kuris jiems labiausiai tinka. Tai manau, kad jūsų žmona turėtų būti labai pamaloninta, kadangi jinai žinojo, jog jūs pasirinkote tą produktą, kuris buvo sukurtas, galima sakyti, specialiai jai. Tai tikiu, kad jinai tai įvertins. Gerbiamas redaktorių, yra dar kita išeitis. Galima pasakyti, žinai, mieloji, bet mūsų meilužė kaip tik tai vartoja. Pabandysiu, jeigu gausiu į galvą, tai ieškosiu jūsų produktų dar kartą. Na, tokiu atveju, man atrodo, tektų kreiptis pas Juozą dėl suknelės, bet nėra neišsprendžiamos padėties. Aš norėčiau pasveikinti gamintoją, nes labai retai pavyksta sukurti gerą produktą ir tinkamai jį pateikti rinkai. Tai čia yra tikrai
pavyzdys, kaip reikėtų ne tik tai gaminti, sudėti sudedamasias dalis tinkamas, kad jos atitiktų moterų poreikius, bet ir supakuoti tinkamai. Tik aš vieną klausimą turiu čia parašytą brandžiai odai. Tai dažniausiai moteris nori turėti jauną, švytinčią odą, o kai parnešame žmonai veidui stangrinamą dieninį kremą brandžiai odai, ta brandi savoka, jinai, aš galvočiau, taikytina virš 70 metų moterims. Rinkoje priimta, kad maždaug nuo 40 tokia yra opinija. Tačiau specialistai teigia, kad jau nuo 25 metų procesai prasideda, būkim atviri, senėjimo odai ir tokio tipo produktai jie gali būti naudojami ir netgi rekomenduotini. Aš galiu jūs nuraminti, kad liemenėlės ir kremus moteris renkasi sąžiningai. Aš iš tikrųjų tokį klausimą turėčiau. Kas yra jūsų pagrindiniai konkurentai rinkoje? Rusiška produkcija, lenkiška produkcija, nes kainos yra tikrai labai geros. Produktas atrodo labai gražiai, o gal jūs neturit konkurentų šitoj kainų kategorijų, sakykime? Turime ir pagrindę mes konkuruojame su L'Oréal Paris ir Nivea. Tai yra mūsų pagrindiniai konkurentai. Sukurti estetišką produktą yra lietuvišką estetišką produktą labai didelis iššūkis. Mes patys matome, dalyvaudami šioje laidoje, kad tai nėra taip paprasta ir labai didelės ir stiprios kompanijos kartais paslysta tokios elementariuose dalykuose kaip pakuotė. Labai gerai, kad jūs pasirinkote tikrą gyvą žmogų, nesukurtą reklamos agentūroje žmogų, o ponę Dalią. Bet aš turiu pastabą jūsų reklaminiams maketams. Aš manau, kad būtų daug stipriau ir daug paveikiau ir galbūt verta pasvarstyti apie tai ateityje, kad apie produkto gerasias savybės, ypatumus šnekėtų jinai pati. Jeigu tai yra jūsų herojė, tai jinai pati papasakoja, kokios tenai sudėtinės dalis, kodėl jos geros jai ir taip toliau. Bus daug natūraliau, nes jei žmogus tikras ir jo žodžiai bus tikri, bus visiškai tobulas derinys. Man patiko tai yra, kad vis dėlto vartojimo trukmė yra maža. Nes jeigu kitose produktuose tai yra galbūt ir aktualu, kad didesniai pardavimai. Ir man atrodo, kad tas būdą trumpesnė vartojimo trukmė jūs kartu išsprendėte ir su mažesniais kiekiais. Tai irgi yra labai gerai, nes tada gaunasi, kad jeigu tu nori pabandyti ir kaina irgi tikrai yra labai jau tinkama ir tau tinka, tada su malonumu tu gali vėl eiti ir tu visą laiką turėsi šviežią ir produktą. Ir tokios yra skrajutės, pavadinkim, yra fantastika. Ačiū labai. Tu jas tikrai gauti. Dėkui labai. Tai ačiū ir komisija negailėjo pagyrų ir matyt susidarė neblogą nuomonę apie šį produktą. Tai prašau dabar ir pasakyti savo vertinimus, ponė Tomai, pagal ekonominę vertę ir produkto išskirtinumą. Jeigu pažadate ir toliau taip nuoširdžiai viską daryti ir stengtis, kaip jūs stengiatės dėl šito produkto, tai manau, kad galima jums drąsiai rašyti po 20-tuką. Tiek ekonominės vertės, tiek produktų skirtinumo. Pažadam. Pone Zita, kaip vertinate Taip, kadangi aš vis dėlto skaitau save, kad aš priklausau brandaus amžiaus moterims ir kad matau, kad visas derinys yra tikrai puikus, tiek yra turinio, tiek formos yra prasme ir visas efektas šį kartą tikrai duodu abudu maksimalius balus. 20-20. Puiku, ponė Rimvydai. Maniau, kad būsiu labai nekritiškas, bet išgirdęs pirmosius vertinimus turiu pasakyti, kad gal būsiu pats kritiškiausias. 19 ir 19. Dėkuoju, ponė Nebejotinai skirsiu abu aukščiausius balus, tai 20 ir 20. Ir tikrai norėtųsi šitą produktą matyti su tarptautiniu brandų, tai yra su tarptautinė pakuotė, reiškia, ar pavadinimu siūlyčiau pagalvoti, nes jeigu planuojate žengti į kitas rinkas, tai klausimas, kaip kitos rinkos priims lietuvišką pavadinimą. Aš taip pat parašiau 20 ir 20. Pirmiausia, ačiū Jums už paaiškinimą Lietuvos vyrams ir visuomeniai, kad ir brandžios moteris dar kartais ką nors vartoja. Dėkojame. Komisijos nuomonė, Biok laboratorijos produktas įvertintas, sakyčiau, labai neblogai. Pagal ekonominę vertę 99 balais ir pagal produkto išskirtinumą taip pat 99 balais. Šį produktą interneto portale elrytas.lt gali įvertinti ir žiūrovai.